Sveiki, čia Linas, MIDI mums. Daug žmonės prašo, kad parodyčiau, kaip reikia pasidaryti gana kokybišką, artimą originalui MIDI failą. Iš karto perspėsiu, tai nėra labai lengvas darbas. Tai yra labai sudėtingas, labai kruopštus ir daug laiko atimantis darbas. Kas reikalinga? Reikalinga pirmiausia kompiuteris, antras dalykas turėti kažkokią tai garso kortą, arba šiuo atveju dabar aš naudoju klavišinį instrumentą, kad girdėčiau, ką aš groju. Toliau trečias momentas, reikia turėti daug kantrybės. Na ir ketvirtas momentas, reikia turėti užsispyrimo. Svarbiausias penktas momentas, reikalinga turėti šiokią tokią klausą, kuri padėtų atskirti pelus nuo grūdų, ar ne? Taigi pradedam daryti MIDI failą. Gavau užsakymą padaryti dainą, naują dainą, Valinskienės ir Sarė Roma daina Tie keliai. Nuo ko aš pradedu daryti? Pirmiausia, nusistatau greitį. Greitį, kad nusistatyti, naudoju Mixmaster programą. Mixmaster BMP Analyzer. Apie tai jau buvo viena mano padaryta pamokėlė. Labai puikiai programa. Gerai nustato, aš tiesiog užmetu ant viršaus ir aš matau, koksai jau yra greitis. Toliau, kadangi aš dirbu su programa Cakewalk Pro Audio 9, aš atsiveriu šią programą ir pirmų darbų užsirašau greitis 164.01. Sekantis momentas, reikia įsikelti audio failą. Aš vėlgi paprastu būdu įsikeliu tą audio failą. Iš karto pasakysiu, audio failas turi būti WAV formate, nes priešingu atveju rašys, kad nesuprantam tokio dalyko, kas čia yra ir taip toliau. Tai iš karto pasiruoškite audio formatą WAV. Toliau aš į 10 takelį įsirašau bosinio būgno partiją. Bet prieš įsirašant, kad galėčiau sinchronizuoti audio failą su MIDI takelio greičiu, man reikia, sakykim taip, tikus užrašyti. Užsirašau tikus, bosinis būgnas, pasidarau aukščiausią greitį. Ne greitį aukščiausią, bet didžiausią garsą. Ir taip pasidarau gal kokius 10-20 taktų. Uždarau bosinio būgno partiją ir atsiverčiu audio takelį. Paleidžiu. Bet yra stiprioji dalis šioje vietoje. Girdisi iš karto, kad jau yra kažkas panašu. Nuimu aš audio failo garsą. Mes turim jau sinchronizavę MIDI su audio, reikia išsisaugoti projektą. Išsisaugoti Save As. Spaudžiu, susirandu, kur turiu pasidėjęs šitą projektą. Tai pas mane čia buvo Valinskienė ir Sarė Roma. Tie keliai. Taip aš ir užvadinu. Valinskienė, Sarė Roma, tie keliai. Tai man čia nereikia WAV, aš jį pasidarau, tie keliai ir viskas įrašyti. Sekantis momentas. Kai sinchronizavausi, pradedu užrašinėti tikrąją bosinio būgno partiją.
Klausomės. Dar kartą klausomės. Pirmyn atgal. Kad paleisti į priekį, spaudžiam ilgai klavišą, o kad sugrįžti atgal, spaudžiam W raidę. Na ir užrašinėjam. Vėlgi, nėra pats garsiausias variantas, aš pasidarau garsiai. Pradedam. Na ir taip girdžiu, kad eina į šitą dalį bosinis būgnas. Šį išsitempiu daugiau. Stulpelis prasideda. Va. Įžangos turim bosinį būgną. Toliau solinis būgnelis. 9 takas. Pasirenku būgnus ir išsisaugau. Taip. Klausom ir rašom. Kadangi ten pradžioj nėra visą laiką garsiai, mes padarom dinamiškai kažkiek tai panašiau, kad būtų apipjaustydami garsą. Na ir toliau statom natas, kur reikalinga. Vėlgi dinamiškai apipjaustom. Vėlgi rašom tolyn. Paprastas natas. Čia vėlgi reikalinga dinamiškai padaryti, nes būgnininkas ne visą laiką irgi muša vienodų garsumų. Na va, dar vieną įrašėm, užsiseivinam, toliau atėjo eilė hi-hatui. Ima 11 takelį, pasirenku savo instrumentą. Man čia reikalinga HG drums. Vėlgi imu banką, HG drums kits. Toliau vėlgi savo standartą kit 2. Jūs kaip norit, taip jūs renkatės, kokį jums patogiau, ar savo instrumentų iš karto darot, ar HG paletė. Na žodžiu, čia jau pasirinkimo laisvė jūsų. Toliau rašome hi-hatą. Atsiverčiam piano.
paklausom ir bandom. Kad nereikėtų pastoviai piešti, pasižymam. Ctrl mygtuką su kairiu pelytės mygtuku. Ir vėlgi taip pat paimam Ctrl kairysis mygtukas ir keliam, dauginam. Dar reikia. Čia kiek pasižymėsit, tiek ir nukelsit. Galima visą tiesiog, kaip kam patogiau. Aš darau taip. Užsiseivinam. Na va, užrašėm hetą, dabar, kaip visada, tolyn važiuojam, užrašinėju aš lėkštutes. Na, akcentinę, krešą. Pasižymėm vėlgi kanalą, kuris mums reikalingas. Instrumentą. Šiaip pat, jeigu žymėsimės 12 kanalas, mums automatiškai va čia jau ir išmeta 12 kanalas. Ir čia jau atsiranda, kad 12 kanalas pat jau paruošta. Tik belieka nurodyti banką ir nurodyti instrumentą. Spaudžiam OK, pradedam įrašinėti. Atsiverčiam vėlgi piano rolą. Lėkštutės būna va pagrindinės naudojamas Crash ir Crash 2. Taigi, pradedam. Aš visą laiką užrašinėjau, pieštuką pasiėmęs arba pasiėmęs va šitą įrankį, spaudi su kairiu mygtuku, kur tau reikalinga, ten atsiranda natelė. Vėlgi nata. Užsirašėm krešus, išsisaugom. Toliau, kiek girdėjau, mušamųjų partijoje yra ir tamburinas. Užsirašom tamburiną. Atsiverčiam piano rolą. Taip, pagrindinė tendencija yra, kad yra dvi stipriosios dalis. Tai čia įmam pirmoji stiprioji dalis, antroji stiprioji dalis. Toliau klausom, yra dvi truputį silpnesnė. Va, čia yra silpnesnė. Taigi pasidarom truputėlį silpnesnę. Ir dabar yra dar dvi atmušamosios tokios dar silpnesnės. Rašom vieną. Ir kad būtų dinamiškai kažkas, tai darom dar truputėlis tylesnė. Va. Ir gaunas pas mus. Jį išsidauginam.
Pasakysiu dar tokį dalyką. Būgnininkas iš karto vienu metu negali gruoti su mušamaisiais ir ten, sakykime, perėjimą daryti ir per lėkštę mušti. Negali vienu metu skambėti keli instrumentai. Todėl aš nutrinu tas vietas, kurios logiškai mąstant netinka. Pasižymiu takelius, kuriuos užrašiau, ar ne, sakykime, tamburino nereikia, jisai pastoviai dirba. Mums reikalinga hetas ir lėkštė. Pasižymiu hetą ir lėkštę, tai yra 11-12 kanalas. Mes galim tiesiog va čia užsirašyti, kas mums reikalinga. Bačka, solinis, toliau hetas, lėkštė, tamburinas, mes jau žinosim, kas kur kaip yra. Taip, pasižymėjau aš tuos du ir atsiverčiu per piano rolą. Automatiškai matosi, kad yra jau ir vienas instrumentas, ir kitas. Man dabar reikalinga nutrinti tas vietas, kurios nereikalingos. Taigi, įsijungiu trintuką, lėkštė ir hetas. Nesiderina. Važiuoju. Nusitrynėm, kas nereikalinga, išsisaugom. Toliau einam bosas. Antras takelis. Pasirenkam bosą. Na ir bandysim užrašinėti, ar ne? Tam, kad iš rankos užrašinėti, reikia nusispausti R. Pirmiausia, bandysiu šiek tiek pasižiūrėti, kaip tai grojasi, kokia maniera. Važiuojam. Dar kartelį. Na kągi, bandysiu užrašyti. Šiek tiek aišku. O čia klaidą padariau. Kad ištrinti arba sugrąžinti į pradinę padėtį, naudoju Ctrl mygtuką ir Z. Va. Na, va dabar reikalinga ištaisyti klaidas. Ištaisyti klaidas, kvantuoti ir toliau. Taigi, tam, kad sukvantuoti, dabar atsivertėm, visos natos yra pažymėtos. Jeigu taip netyčia nebūtų iš karto, perbraukiam, nuspaudę mygtuką pelytės per klaviatūrą ir jos vis tiek pasižymės. Toliau, kad sukvantuoti, spaudžiam dešinį pelytės mygtuką, atsiverčia kvantais. Spaudžiam 16. Na, 16. Pats tas. Važiuojam. Jau sustoju į savo vietą.
Čia man jau yra viena klaida, matau. Šita nata per ilga. Kodėl per ilga? Todėl, kad jinai su kita sukimba, jau ne tas. Šitą natą galim patempti irgi. Na ir aišku, savime po viso to užseivinam. Toliau mums reikia sužinoti, kokių dar yra instrumentų. Tam, kad geriau girdėti, tos, kuriuos užrašėm, užmutinu. Spaudžiu raidelę M ir tie instrumentai nebegros. Spaudžiu W, sugrįžtam į pradžią ir klausomės, kokių dar instrumentų čia yra. Groja gitara. Gitara groja tokį ampa atmušimą. Imam trečią kanalą, įsijungiam banką HG, toliau imam gitarėlę, steel gitarėlę. Na ir pabandysim užrašyti. Vėlgi spaudžiam record R. Jeigu nenorit spausti su pelyte įrašymo mygtuką, tam yra skirtas R klaviatūroje ir galima užrašinėti. Važiuojam. Įrašėm. Dabar reikalinga vėlgi eilinį kartą sukvantuoti ir ištaisyti klaidas. Truputėlį patraukiam, natos pasitraukusios, kvantuojam vėlgi. Kvantas, šį kartą aš imsiu aštuntinės. Pats tas. Geriau yra, kai trumpesnis. Reiškia, man reikia likusią sutrumpinti. Taip pat mes ją sutrumpinsim. Iš tikrųjų viską reikia klausytis vieną kartą, antrą, trečią, penktą ir tuomet tik tais daryti. Visas tas kūrinys skambės gerai tik tai tada, kai nurinksit kuo arčiau teisybės. Pažįstu žmonių, kurie visą šitą malonumą daro tiesiog paišydami, bet tai atima krūvą laiko. Pataisom dar ilgas nateles. Čia jų daugiau yra. Labai gaila, kad šioje programoje nėra taip kaip Cubase, kaip Nuendo, kad pasižymė visas natas ir iš karto nurodai, kad jos turi būti tokio ilgio arba tokio. Čia
viską reikia rankiniu būdu padaryti. Bet man ši programa patinka vien tik tai dėl to, kad jinai nėra perkrauta ir jinai atidirba savo 100%. Taip, čia dar reikėtų rašyti man tiesiog nateles. Va. Kadangi tai skamba ilgiau, mes pratempkim. Vėlgi kairiu pelės mygtuku, pasirinkę šį instrumentą, pratempiu. Paklausykime. Aš kada buvau. Na va, užsisaugokim, užsisėvinkim. Vėlgi R atspaudžiam. Toliau klausom, kokie instrumentai yra. Visur apačioje eina padas, stringas, tai mes paimkim paprastą ir užrašykim stringiuką, kad būtų pilnesnis šiek tiek midas. Kai darai fonogramą, ne visur reikalinga dėti tų padų, stringsų, nes VST instrumentai būna jie sotesni, pilnesni, todėl jiem ne visą laiką reikia ten visokių pašalinių garsų prikrauti. Fonograma ir tai pradeda skambėti. Gerai. Bandom užrašyti. Užrašėm stringą instrumentus, vėlgi sukvantuokime juos ir dabar padarykim tokią variantą, kad visos natos būtų vienodo garso. Tai pasirenkam su kairiu mygtuku, atsiveriam, skalę velocity. Pradžioje 100 ir pabaigoje 100. Spaudžiam OK. Ir visos natelės pasidarys vienodo garsumo. Pasiklausykime. Čia kadangi matau natą nedaėjo iki galo, ją pratempiu. Vėlgi ne iki galo, čia kai keičiau tonaciją, funkciją. Ir čia tas pats. Pratempiam. Šitą natelę trinam lauku. Ir iki čia pratempiam patį strings instrumentą, styginius. Aš kada buvau. Na va, vėlgi užsiseivinam ir užsimutinam. Toliau įžangoje groja instrumentai įžanga. Kokie? Čia toksai kaip dulcimeras kažkas, tai na, pirmas takelis. Ir žiūrim pabaigoje, čia turėtų būti šitas instrumentas kažkur tai. Na kaip ir tas. Tuoj mes pasirepetuosime.
bandom užrašyti. Na ir eilinį kartą. Ta pati muzika. Atsiverčiam, reikia sukvantuoti ir ištaisyti klaidas. Taip, atsiradusių yra pašalinių natelių. Viena idealė. Antra. Pažiūrim, daugiau tokių yra ar nėra. Taip, dar vieną matau. Viskas. Toliau susikvantuojam. Susikvantuojam 16 natomis. 16. Na va. Ir dabar reikia padaryti, kad būtų visur vienodai. Čia mums 16 neleidžia. Snap properties įsijungiam 16. Klausom ir tikrinamės, žiūrim. Taip, dar kartelį norėčiau. Čia reikėtų prailginti natelę. Dar vieną. Čia ne vietoj. Traukiam. Paklausom dar kartą. Prailginti reikia. Na va, įžangos pagrindiniai instrumentai įsirašėm, spaudžiam mutę ir aišku savėme įsisaugojam. Toliau, kiek ten girdėjusi, overdrive gitara groja. Taip, imam 5 takelis, vėlgi HG bankas, žiūrim, overdrive gitara. Vėlgi spaudžiamės rekord. Ir pabandom pasirepetuoti. Gal tų trumpųjų dalių nedarysiu, nes taip juokingai atrodo jos. Gerai, bandom rašyti. Na va, užrašėm gitarėlę. Vėlgi eilinį kartą tą patį muziką. Kvantuojame. Ir paklausom. Čia ne. Na, neblogai. Gerai. Išsisaugom ir kiek
galima paklausyti, čia mums gavosi panašus dalykiukas. Užmutinam originalų takelį, klausom. Visai normaliai, ir ne? Taip, pasižymim. Bosas, sitara, gitara, 1, styginiai, gitara 2. Viskas. Čia turim pirmą stulpelį, ne pirmą stulpelį, o įžanga užbaigta. Sekanti dalis – stulpelis. Na va, kadangi jau užrašėm įžangą, toliau, pagal viską, mums reikia judėti vėlgi tą pačią linkme, nuo bačkos iki kažkokių tai apgrojimų. Klausom, kas yra, ir darom. Taip. 2 kartus su kairiu. Pasižymim, koksai garsas pas mūsų yra. Kai spausim ant tos pačios natos, visi sekantis bosinio būgno tikai bus vienodo garso, tokie kokie buvo. Važiuojam. Kadangi mes čia neturėjom įsijungę, įsijungiam ir judam. Kada buvau jauna visai, plaukus gėlėmis man puošei, apie meilę tu kuždėjai man ir mylėt žadėjai amžinai. Svetimų. Čia girdėjau, kad yra truputėlį kitaip negu kad visur. Svetimo. Gerai, čia susimušam natas. Kada buvau jauna visai, plaukus gėlėmis man puošei, apie meilę tu kuždėjai man ir mylėt žadėjai amžinai. Svetimoj šaly aš gyvenau, meilės laiškus vis tau rašiau, kažkodėl tavęs nesutikau, kai tada toks vienišas buvau. Tik tai tiek. Na va, bačka užrašyta. Buvau, tik tai tiek. Aišku, savaime išsisaugojam kaip visada. Sekantis momentas, solinukas. Solinukus aš užrašinėjau šitaip rašydamas. Mušamuosius visą laiką užrašinėjau va šitaip. O natas, kur reikia įgruoti, iš rankos užgroju. Na, būna ten vieną kartą, kitą kartą, jeigu ten sudėtingesnis kažkoksai tai progrojimas, aš pasinaudoju ir pieštuko pagalbą, užrašau, bet pagrinde viską groju iš rankos. Truputėlį gyviau gaunasi. Aš kada buvau jauna visai, plaukus gėlėmis man puošei, apie meilę tu kuždėjai man ir mylėt žadėjai amžinai. Svetimoj
nebūtų nuobodu, truputėlį padarom dinamišką. Svetimoj šaly. Na, toliau. Aš gyvenau, meilės laiškus vis tau rašiau, kažkodėl tavęs nesutikau, kai tada toks vienišas buvau. Ir čia truputėlį dinamiškai pakeičiam. Šaunu. Spaudžiam save. Spaudžiam save ir toliau hi-hatas. Kažkada buvau jauna visai. Girdim, kad tas pats eina, tokiu būdu mes tiesiog jį kopijuojam ir įsikeliam. Kažkada buvau jauna visai. Laukus gėlėmis. Man puošiai apie meilę tu kuždėjai man ir mylėjai. Tolyn. Žadėjai amžinai. Šito nėra. Ar yra? Yra. Šios gal yra dalis. Svetimoj šaly aš gyvenau. Toliau. Važiuojam, nusikopijuojam. Su kairiu pelytės mygtuku kopijuojam, citralą nusispaudę. Ir užnešam. Meilės laiškus vis tau rašiau, kažkodėl tavęs nesutikau, kai tada toks vienišas buvau. Tik tai tiek. Ir dar vieną kartą reikėtų užnešti ir bus viskas tvarkoj. Kai tada toks vienišas buvau. Tik tai. Šitas dvi natas išimsiu. Tik tai tiek. Gerai, ten toliau priedainis. Mes jau paliekam toliau. Taip, lėkštutė. Toliau lėkštutė. Grįžtam į pradinę padėtį. Piano rolą atsiverčiam. Ir Kažkada buvau jauna visai. Laukus gėlėmis man puošiai. Apie meilę tu kuždėjai man ir mylėt žadėjai amžinai. Svetimoj šaly aš gyvenau, meilės laiškus vis tau rašiau, kažkodėl tavęs nesutikau, kai tada toks vienišas buvau. Tik tai tiek. Tik tai tiek. užsiseivinam ir toliau. Čia šiuo atveju dabar pas mūsų girdisi, kad groja gitara.
akustinė gitara tokia, nu, atrodo, kad per stygą su mediatorium braukytų, bet nėra to tokio kaip ir tembro. Kažkada buvau jauna. Galima tai padaryti su dar vienu instrumentu, su šeikeriu. Mes paimkim į dar vieną takelį, užrašykim šeikerio partiją. Kadangi ji yra labai panaši, mes nusikopijuom į tamburino, mes nusikopijuom tamburino vieną taktą, ar ne? Ctrl C, ok, atsiverčiam čia piano rolą, 19 takto pradžia ir įkopijuojam. Ctrl V. Oi, neteisingai padariau, dabar sugrįžtam. Dar kartą. Ctrl V. Manęs paklausia, kiek taktų, aš nurodau vieną, kuriame takelyje. Kadangi kopijavom 13, automatiškai čia nurodo 13 takelį, bet mums reikia 14. Mes rašom 14. Ir ok. Atsirado šitas malonumas, matot. Mes jį paimam, pasikeliam iki to šeikerio. Va čia, sakykim, šeikeris yra. Matot? Ką čia dar turim? Marakas, kabasa. Vat kabasa kažkas tai bus panašu. Ir pasikeliam. Kažkada buvau. Ir išdauginti belieka mums. Kuždėjai man ir Dauginam kaip visada, Ctrl ir su kairiu mygtuku užnešam. Ctrl galima laikyti pastoviai nuspaudus, o čia tik tai nukopijuotą dalį paimam, užnešam kur reikia, atleidžiam kairį mygtuką. Užnešam, atleidžiam kairį mygtuką. tau rašiau kažkodėl tavęs nesutikau, kai tada toks vienišas. Ir dar 4 taktai. Buvau, tik tai tiek. Na va, turim ir šitą. Toliau mums reikalinga bosas. Rekord. Na, aišku, savaime reikėtų keletą kartų. Kažkada buvau jauna visai, laukus gėlėmis man puošei, apie meilę tu kuždėjai man ir mylėt žadėjai amžinai. Svetimoj šaly aš gyvenau, meilės laiškus vis tau rašiau, kažkodėl tavęs nesutikau, kai tada toks vienišas buvau, tik tai tiek. Na, kažkas tai aišku, kaip ir pabandom užrašyti. Rekord turi būti būtent prie šito takelio, kur jūs norite įrašinėti. Jeigu čia, sakykime, dar bus kartą pažymėta, tai rašysis 2 takeliuose. Mums to nereikia, mums reikalinga vienam takeliai, antras bosas, taigi bandom užrašyti. Kažkada buvau jauna visai, laukus gėlėmis man puošei,
tavęs nesutikau, kai tada toks vienišas buvau. Tik tai tiek. Na va, užsirašėm bosą. Eilinį kartą atsiverčiam bosą. Kvantuojam. Ir taisom klaidas. Kažkada buvau jauna visai, laukus gėlėmis man puošei, apie meilę tu kuždėjai man ir mylėt žadėjai amžinai, amžinai. Kas per trumpą. Svetimoj šaly aš gyvenau, meilės laiškus vis tau Čia per ilga nata. rašiau, kažkodėl tavęs nesutikau, kai tada toks vienišas buvau. Tik tai tiek buvau, tik tai tiek. Ir išsisaugom. Toliau, kaip ir visą laiką mes darėm akompanimentą. Tvarkomės ar ne? Susitvarkom akompanimentą. Vėlgi užrašom. Kažkada buvau jauna visai, laukus gėlėmis man puošei, apie meilę tu kuždėjai man ir mylėt žadėjai amžinai. Svetimoj šaly aš gyvenau, meilės laiškus vis tau rašiau, kažkodėl tavęs nesutikau, kai tada toks vienišas buvau. Tik tai tiek. Na va, užsirašėm šitą partiją. Išsisaugom. Eilinį kartą atsiverčiam ją nuo pat pradžių. Truputėlį truktelsim atgal ir sukvantuosime. Taip, taisome klaidas. Kažkada buvau jauna visai, Čia keletas ilgesnių natelių, jas sutrumpinti reikėtų. Kad būtų patogiau, aš einu Snap Properties ir pasidarau ketvirtinės. Man tada iš karto iš tokios padarys tokią. Nereikės per dvi pozicijas. laukus gėlėmis man puošei, apie meilę tu kuždėjai man ir mylėt žadėjai amžinai. Svetimoj šaly aš gyvenau, meilės laiškus vis tau rašiau, kažkodėl tavęs nesutikau, kai tada toks vienišas buvau. Tik tai tiek. Na va, faina. Išsisaugom, viskas čia tvarkoj. Toliau. Klausom, kokių dar mums reikia instrumentų užrašyti. Pačioj pabaigoj vienas instrumentas naujas yra. Jį mes iš karto užsirašom. Eilinį kartą mes pasirenkam šičia. Sweep pad. Čia bus E. Ir mes jį užrašysim pačioj pabaigoj, nes jisai va čia mums pasirodo.
Kai tada toks vienišas buvau, tik tai tiek. Rekord. Prašom. Kai tada toks vienišas buvau, tik tai tiek. Faina, turim. Jį susitvarkom, apsikarpom, kiek mums reikalinga, kad jisai būtų. Kvantuojam. Ir pagal ilgį jisai turėtų būti mums iki priedainio. Tai reiškia iki 51 takto. Vat, patrumpinom ir užsiseivinam. Gerai, šitą irgi išjungiam. Toliau klausom, kas mums reikia įrašyti priedainiui, stulpeliui. Kažkada buvau jauna visai, Gitara. laukus gilini. Gerai, pasimamės gitarą, naują. Čia bus 7 takelis, HG bankas ir gitara. Vėlgi Steel gitara. Na va, gitarą turim. Pabandom pasigroti. Kažkada buvau jauna visai, laukus gėlėmis man puošei, apie meilę tu kuždėjai man ir mylėt žadėjai amžinai. Svetimoj šaly aš gyvenau, meilės laiškus vis tau rašiau, kažkodėl tavęs nesutikau, kai tada toks vienišas buvau. Gerai, kažkoks panašus piešinys yra. Imam ir įrašom. Kažkada buvau jauna visai, laukus gėlėmis man puošei, apie meilę tu kuždėjai man ir mylėt žadėjai amžinai. Na va, vieną dalį užsirašėm, antra dalis panaši, todėl mes jos dar kartą nerašysim. Paklausom, kas čia mums gavo. Kažkada buvau jauna visai. Gerai, pirmiausia susikvantuojam, aštuntinės ir paklausom, ar yra klaidų. Kažkada buvau jauna visai, laukus gėlėmis man puošei, apie meilę tu kuždėjai man ir mylėt žadėjai amžinai. Oi, viskas gerai. Todėl mes Ctrl C nusikopijuojam, visą tai, ką sugrojom, ir Ctrl V nuo kursoriaus vietos įsistatom į antrą dalį. Svetimoj šaly aš gyvenau, meilės laiškus vis tau rašiau, kažkodėl tavęs nesutikau, kai tada toks vienišas buvau, tik tai tiek. Na va, turim ir šią partiją. Taip, dar mums reikia vieną užrašyti. Tai yra overdrive gitara. Girdisi, kad kažkur tai groja. Vietam paklausykim stulpelio. Kažkada buvau jauna visai, laukus gėlėmis man puošei,
apie meilę tu, kuždėjai man. Ir mylėt žadėjai. Va, girdis jau čia. Ir mylėt. Gerai, mes, kad nesikankinti, tiesiog paimsim, užrašysim. Ir mylėt žadėjai amžinai. Ir mylėt žadėjai amžinai. Truputėlį reikėtų ilgesnės natos, todėl 16 pasidarom. Ir mylėt žadėjai amžinai. Svetim. Tik tos vietos pratęskim. Amžinai. Svetimoj šaly aš gyvenau. Meilės laiškus vis tau rašiau. Meilės laiškus vis tau rašiau. Laiškus vis tau rašiau. Tau rašiau. Tau rašiau. Rašiau. Na, va čia ranką užpaišiau. Rašiau. 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 Kažkodėl tave. Natelė ištęsti. Rašiau. Kažkodėl tave. Kadangi bus nutęsimas ilgas, pritildyti reikėtų ir čia padaryti jo truputėlį su tokiu iškilimu. Rašiau. Kažkodėl tavęs nesutikau. Kai tada. Kai tada toks vienišas buvo. Čia dar yra. Kai tada toks vienišas buvo. Tik tai tiek. Na va, mes ir turim stulpelį. Galim pasiklausyti, kas mums gavosi. Užsimutinam. Vaiva. Taip. Na, visai nieko. Gerai, saugojamės ir klausom, kas toliau mūsų laukia. Keliai, jie skirti ne man ir tau, nes juk jų šimtai, kur nuves jie nežinai. Mes kitais takais, klajojom visgi per ilgai, nušimti jausmai,
ištirpo kaip sapnai. Čia, man atrodo, yra tas pats, kaip ir... Gerai, mes nusikopijuokim šitą visą malonumą, tik be pragrojimo instrumento. Ctrl C ir įsistatom nuo 51 takto antro takelio Ctrl V. Paklausykim. Tik tai tie keliai, jie skirti ne man ir tau, nes juk jų šimtai, kur nuves jie nežinai. Mes kitais takais klajojom visgi per ilgai, išimti jausmai ištirpo kaip sapnai. Pasaka. Užsiseivinam, dabar mums reikia dar vieną takelį užrašyti. Pasidarau solo. Va. Tie keliai, jie skirti ne man ir tik tai tie keliai, jie skirti ne man ir tau, nes jie... Taip, čia. Na. Tik tai tie... Nespėjau, dar kartą. Tik tai tie keliai, jie skirti ne man ir... Gerai, čia susitvarkom su šituo. Kvantuojame kaip visada ir sulyginam natas, kad būtų vienodas. Tik tai tie keliai, jie skirti ne man ir tau, nes juk jų... Taip, čia toliau yra. Klausyti reikia. Man ir tau, nes juk jų... Skirti ne man ir tau. Skirti ne man ir tau, nes juk jų šimtai, kur nuves jie nežinai. Mes kitais takais klajojom visgi per ilgai, nušimti jausmai ištirpo kaip sapnai. Gerai, bandysim dar kartą pažiūrėti ir užrašyti. Skirti ne man ir tau, nes... Skirti ne man ir tau, nes juk jų šimtai, kur nuves jie nežinai. Mes kitais takais klajojom visgi per ilgai. Na gerai, po vieną frazę bandysim užrašyti. Jie skirti ne man ir tau, nes juk jų šimtai. Gerai. Jie skirti ne man ir tau, nes juk jų šimtai, kur nuves jie nežinai. Mes kitais takais klajojom visgi per ilgai, nušimti jausmai ištirpo kaip sapnai. Taip, toliau, kaip visada, reikia Jie skirti ne man ir tau, nes juk jų... Kvantuojam. Skirti ne man ir tau, nes juk jų šimtai. Gal
išsisaugoti pirmą. Kur nuves jie nežinai, juk jų šimtai, kur nuves jie nežinai. Šitą natą ne prie ko, jie ištrina. Nuves jie nežinai, mes kitais takais, klajojom visgi per ilgai. Nušimti jausmai, ištirpo kaip sapnai. Taip, ir čia girdžiu jau įsijungia akustinė klasikinė gitara. Išsisaugojom, dedamės klasikinę gitarą. 8 takelis. Pasirinkom savo instrumentą, panką ir tembrą. Nylon guitar. Taip, kad būtų geriau girdėti, pasidarom solo tik tai čia, šio instrumento ir audio takelio. Na, čia rankiniu būdu užpiešiu. Šią natelę nutrinti galbūt reikėtų ir šiek tiek įvesti gyvybės. Taip. Upėmis prabėgo daug dienų. Na, čia paklausyti dėrėtų, kokie instrumentai toliau ir kokia struktūra. Ir seniai nuvyto nemažai gėlių. Išsiskyrė tie mūsų keliai. Kai mane visai tu pamiršai. Jau seniai praėjo tie laikai. Mudu jau visai nebe vaikai. Man atleiski, kad pavėlavau. Tik tai tie keliai, jie skirti ne man ir tau. Nes juk jų šimtai, kur nuves jie nežinai. Mes kitais takais, klajojom visgi per ilgai. Nušilti jausmai, ištirpo kaip sapnai. Na, čia yra pasikeitimas šioje tik tai vietoje, o toliau mes galim kopijuoti viską nuo pat pradžių, nuo pirmo stulpelio. Reikės užrašyti tik tais klasikinės gitaros partiją. Kad neperkrauti, aš nežinau, iš tikrųjų overdrive'ai nelabai skamba. Todėl aš overdrive'o partijos nerašysiu, ten keliose vietose yra toksai užvarytas, aš jo nedarysiu. Todėl užrašysiu tik tai klasikinę gitarą, todėl pasižymiu visą malonumą, spaudžiu Ctrl C, kopijuoju, ok, įstatau nuo 67 takelio, Ctrl V, pirmin. Taip, čia mums reikėtų darašyti. Pradžioj, kad nebūtų tiesiog toks. Upėmis prabėgo daug dienų. Ir seniai nuvyto nemažai gėlių. Išsiskyrė tie mūsų keliai. Kai mane visai tu pamiršai. O dabar reikia pasiruošti klasikinės gitaros intarpam. Kadangi jie čia tokie prašmatnus, aš tiesiog iš rankos užrašysiu, bus greičiau. Jau seniai praėjo tie laikai. Tie laikai.
Prailginam. Na, vat ir bus užrašyta beveik visa partija, aišku, dinamiką reikėtų dar. Man atleisti, kad pavėlavau. Kad pavėlavau. Tik tai tiek. Na, va. Turim ir šitą dalyką. Gerai, klausom toliau, ką mums reikia pataisyti. Jie skirti ne man ir tau, nes juk jų širdai, kur nuves jie nežinai. Mes kitais takais, klajojom visgi perdai, mūsų širdį jausmai ištirpo kaip sapnai. Tik tai Gerai, čia yra toj pačioj tonacijos. ištirpo kaip Čia tiesiog aš dabar paimsiu rankiniu būdu, užrašysiu, bus žymiai greičiau. jausmai ištirpo kaip sapnai. Taip, dabar mums reikia čia, sekantis takelis. Ištirpo Šitie nereikalingi, nusikopijuojam. kaip sapnai. Tik tai tiek. Taip, ir čia bus negerai. Nu, dabar Jausmai ištirpo kaip sapnai.
tos natos nereikia. Jausmai ištirpo kaip sapnai. Taip, ir dar kažkas negerai. Ištirpo kaip sapnai. Jausmai ištirpo kaip. Jausmai ištirpo kaip. Na ir čia dar mums truputėlį maišosi. Taip. Ir čia nutrinam. Čia aišku savaime pratęsti iki galo. Čia dar yra kažkokia klaidelė. Paklausom. Ir dar kartą priedainį įkopijuojam. Čia, na, dar yra. Taip, susirandam priedainis, kur yra. Nuo 51 takto iki 67. Kopijuojam. Ctrl C. Pasižymėm ties 115 nuo pirmo takto, nuo pirmo takelio. Kopijuosim Ctrl V, įklijuojam, paklausom. Keliai, jie skirti ne man ir tau, nes juk jų širdai, kur nuves jie nežinai, nes kitais takais sklaido vis kaip keliai, nušilti jausmai ištirpo kaip sapnai. Va, toliau yra moduliacija. Gerai, čia pabaikim, susitvarkykim su instrumentais. Kitus, kurie nereikalinga, užsimutinam. Kaip sapnai. Ui, per daug nutryniau. Taip, kokia mums tonacija čia toliau gauna. Tik tai tie keliai, jie skirti ne man. Kažkaip nepagaunu, dabar tuoj pat pagausim, paimkim bosą. Fa, čia toliau.
parašyti takelį. Ir išsisaugom. Čia reikia parašyti kelias natas. Taip. Čia reikia. Ir styginiai lygiai tas pats. Čia nėra, nieko nereikia. Išsisaugom. Dabar nusikopijuojam dar vieną priedainį, kuris buvo švarus be jokių apdirbimų, be jokių transponavimų, be nieko. Va, nusikopijuojam Ctrl+C. 131 taktas nuo pirmo treko. Dabar mums reikalinga pustonių pakelti. Čia labai paprasta viskas. Susimažinu. Pasižymiu. Nenoriu taip. Imsim šitaip. Edit. Transpose 1. Paklausom, kas čia dedasi. Taip, bosas ne taip bus. Reikia bosą truputėlį sutvarkyti. Čia viena nata keičiasi. Toliau. Gerai. Šios 3 natos nusitrina. Nukopijuojam tas. Įkeliam čia. Toliau. Čia turim. Taip, paklausom. Pratempiam.
ištirpo kaip sapnai. Gerai, šitą dalį nukopijuosim. Nuo 139 prasididinkim. Nuo 139 iki pabaigos. Nusikopijuojam. Ctrl+C 147. Įklijuojam. Atsimutinam. Čia reikėtų įklijuoti dar tamburiną. Ir viskas, pabaiga sutvarkyti. Čia daugiau natų nebėra. Čia natų nebėra. Brekas. Natą pritildom. Šitą natelę perkeliam čionais. Šitas nutrinam. Ir čia dar rašau. Bosiukas. Na kągi, natas kaip ir nurinkom, dabar paskutinė dalis. Reikėtų užsirašyti info failą. Rašau Valinskienė ir Sarė Roma. Tie keliai. Tvarka. Toliau reikia susitvarkyti su garsu. Su garsu tuoj pat susitvarkysim. Iš tikrųjų nebedaug liko. Taip, mums reikia susitvarkyti su garsais. Tam, kad susitvarkyti su garsais, atsiverčiam mikšerinį pultą. Va, čia viskas mūsų yra. Pradžiai pasileidžiam ir po truputėlį sužiūrim kas kur kaip. Grįžtam atgal su W raide. Dar kartą grįžtu.
kaip ir beveik viskas, bet dar ne viskas. Dabar, kad tie užsifiksuotų garsai, panoramos, reveriai, chorusai reikia spausti snapshot, atsivaryti į pradžią, W raidė, spaudžiam S arba snapshot. Va. Matot, visur viskas atsirado, tačiau vienas instrumentas neturi. Nei garso, nei panoramos, nieko. Tada darom taip, su kairiu mygtuku takšt, atsirado garsas. Panorama, hoba, reveriukas ir chorusiukas. Visus tos dalykus suspaudėm, viskas. Tai akimirkai viskas gatava. Spaudžiam save. Tačiau tai dar ne MIDI failas. Tam, kad būtų MIDI failas, reikia ištrinti vavą, pasižymėm ir deletinam. Ir toliau file, save as, vietoj normal pasirenkam MIDI format 0. Įrašyti. Išeinam ir tą patį failiuką atsidarom dar kartą. Per tą patį sekvensorių, Cakewalką. Dabar mums reikia įlysti truputėlį smegenis. Jeigu pasižiūrėti, nežinau, ar čia pas manęs viena, ar čia po snapshoto visą laiką gaunasi toksai dalykas, kad finger bassas, sakykime, ar ten bosas kitas, pareina jisai su chorusu. Ir pirmam takelį visą laiką nebūna reverio, jeigu yra duotas. Aš atsiverčiu va šitą instrumentą, tiksliau priemonę, va ir žiūriu. 91 kontroleris yra reveris. Va, 91 be reverio. Tai aš jį pasidarau 46, kaip pas manęs yra, ir jau jisai bus su reveriu. Toliau. Man nereikalinga, kad būtų chorusas, aš pasižymėjau antrą takelį ir naikinu chorusą. Chorusas yra 93, ar ne? Padarom 0, viskas. Šitas nebe. Ir toliau aš uždedu keletą tokių standartiškai 71 kontrolerį, padarau 74 ir 74, 114 padarau. Paklausom, kas gavosi. Viskas, MIDI failas padarytas. Spaudžiam save. Na ir po šitokių dalyko drąsiai galima atsidaryti taurę šalto alaus, limonado, giros. Kągi, mėlyjei, sėkmės kūryboje. Čia buvo Linas. Jeigu kokių turit klausimų, rašykit man midimums@gmail.com. Mielai pasidalinsiu, gal pats ko nors nežinau, mielai išmoksiu. Iki sekančių susitikimų. Iki.